Sveiki, mėly žiūrovai, šiandienos nauja rubrika Taisom ir laužome. Tai laužysime Husqvarna ir taisysime. Šiandien ant operacinio stalo bus šitas mygtukas, kuris mums sukėlė problemų hard enduro. Tai ką, pakeisim jį naują KTM. Tai va, šitoje rubrikoje aptarsim mano remontus, upgrade'us, jeigu tokie bus, taisymus, kiek remontai kainuoja, po varžybų kažką tai. Nu kažką įdomesnio padarysim jums, kad kontentą bus žiūrėt, kad pamokyt naujokus, ką nedaryt, ką daryt, pasimokysim iš klaidų. Tai tikiuosi bus įdomu, bus kaip ir atskiri video tokie. Taisom ir laužome. Tai va, turim mygtuką, jis yra nuo KTM modelio. Tai va, pažverdam, nuėmiau lempą. Pažiūriu, kad čia sulūžė man, sulūžų lempą. Technikinė nepraleis. Bet nereikia technikinį. Dar va, šitas mygtukas yra sulūžęs. Tai Klaipėdai per cross country įsitrenkiu į medį. Sulūžo fiškė, va. O taip va pasidarė. Tai mepo realiai nenaudoju. Antras įjungtas, tai jeigu antras ir būna. Traction control niekada nejungiu. Tvirtas. Ką sudėjom. KTM šitas. Nežinau, čia kelintų metų. Ir čia šitoj pusėje kažkaip patogiau jungt, negu ten kažkur toli. Tai ir pipit bus geriau per cross country. Tiesiog akimirką, arba užgesinsim ar ne. Pavyko. Va, tikiuosi nesulaužysim. Toliau rubrikoje turim kiaurą šakę. Pasivažinėjau motorokį trasą ir žiūriu, šakė apsimyžo. Leidžia, tepalus. Visas taip smarkiai laša, kad net ant ratlankė. Serijos buvo gan senai darytas. Senai, tai prieš kokį 30 moto valandų. Sezono pradžiai, kol kas viskas būdavo gerai. Bet va čia yra va šitie, nesimato va varžteliai. Ir paskutinė treniruotė Parke Mix pasivažinėjau. Nu ir pamiršau atsukti, aš juos išleist. Nu ir matytas damušė biškį. Nežinau. Šiaip būdavo, kad pamirštų aš juos atsukti, išleisti orą iš tų šakių, bet dabar kuris laikas ilgiau neišleidau gal ir pramušė. Negerai, negerai, bet tai ką, nusiusim Karliui Nausėdai, sakė, kaip draugui padarys. Šakė tai, nėra blogai. Pasidarysim šakę servizą vidury sezonas. Čia truputį pamiršau, kad timelapsą filmuoju ir norėjau parodyti, kaip šakė atšoka ir neatšoka. Tai ta, kur leidžia sunkiai atšoka samygiai ir net jeigu reikia atšoka, kuri yra su tepalu. Nu, kur tvarkinga. Na kągi, praėjo 3 dienas, miškį barzda užaugo, bet dabar turim šakes atsiųstą. Žiūrėsim, kaip patvarkė. Na tai ką, išpakavom šakes. Problema buvo didžiausia šitose įvarėse, va gal šitose įvarėse, jos buvo sudylę ir tada leidžia tepalą ir sudylysiu. Aš jas realiai pirmą kartą keičiau, dabar iš 107 valandų, tai va, 107 valandų pirmą kartą ir subirėjo tas įvarės. Ir kai jos jau nebestandžiai stovi, jas reiškia yra ne vietoj. Ir tada leidžia tepalą, nu žodžiu. Patys suprantat, gal nemoku aš paaiškinti. Tai va, dėjau vėl SKF sąlynikus, su jais tipo yra geriau. Geriau ateina reboundas, nežinau, viskas ten tipo. SKF yra high-endas, tipo. Ne high-endas, bet gal geri. Pas man ir buvo SKF seni sąlynikai. Jo, čia tokie. Su SKF mačiau, kad kai atšoka, tolygiai gražiai atšoka. Aš nežinau, visi sako, kad SKF ir geri. Tai ačiū Karliui ir Vytautui Bučui, kad padėjo ir sutvarkė man šakės. Šiaip savikaina tų šakių sutvarkymą gavosi gan brangiai, 105 eurų. Tai reiškia, vien geros detalės tiek kainuoja. Tepalai geri, tepalas nebetsimenu kokias pylė, bet gerus. Kažkokias, tikiuosi. Jo, tai va, kas tvarko pigiai šakės, už 105 eurų viską padaro, žinokit, kad kokybės tai nebus. Pigiai nepasidarės iš tikrųjų ir tą darbą nemažai jam.
Mes norim važiuoti tik tai. Mesgi norim važiuoti, mes nenorim, kad laisti šakę ir tvarkytis. Aišku, kai krendturistai visą gyvenimą ten. Nusipirko kokį seną mocą, dar atvažinėja, kas tas tepalas, nežino šakėse. Amortizuoja bišką, veikia, tai gerai. Bet patys matėt, kad neatšoka. Tai patikrinsim dabar, kaip atšoka. Geras. Vėl šitą vartymas. Pargriūni. O ne, pargriūau. Atsikeli. O, šakė neveikia. Belė kaip užsipumpavus. O, subėga, tada biškai pradėjo veikti. Bet reiškia, turi negriūt. Žodžiu, šitas Husqvarna šakės originalės yra nieko gero. Išmest galima sakyti. Nes yra open cartridge'ai. Palyginkime dabar kaip atšoka. Iškart. Ir net nepasimyga dar normaliai tai. Iškart jaučia skirtumą. Jeigu niekad nedarė šakį savo aptarnavimą, tai tikrai padarykit. Labai pasijaus. Nu žodžiu, aš apie tas šakės pasakoju daug, viską aš pats iki galo viską nesuprantu. Kiek žinau, bandau perteikti. Bet esmė tame, kad va, gražu dabar va, neleidžia tepalo. Viskas. Ledas. Bandau dėti supportą. Ir supporto varžtai atrodo, kad yra ant klijų. Tai užtepsim klijus ir priveršim su Nm. Reikia atsileisti stabdžių kaladėlės. Kad įdėti ratą reikia, kad praeitų diskas. Tai paimu atsuktuvą ir va taip tiesiog va praplečiu. Vieną pusę ir kitą pusę. Biškį klijukų. Čia gal nedaug pavaduoti. Biškį. Nu, ar dinamometrinio rakto priveržiam. 15. O čia 17. Nu, ir va dar ant stabdžių rankenėlės prigriuvau. Jinai yra neoriginali, polisporto. Tai bandysiu tokį bairį pakaitinti ir atlenkti. Pažiūrėsim, kas gausi. Prašau, galite nieko nesakyti, kad aš durnelis. Nes nepasižiūrėjau, kad čia ir plasmasė iš tikrųjų. Dega dažai. Pagalvojau, kaip metalą pakaitinsiu ir tiesiog bus lankstesnis metalas. Galvoju, juodas metalas čia. Gal čia dažai šitie kaista? Galvoju. Nu. O realiai net nieko nereikia daryti. Paėmiau 2 raktus. Ten gal 14 ir 17. Ir atsilenkė. O čia kaitinu, neturiu žodžių iš tikrųjų. Mes gavom nufilmuot normaliai, bet va, ledas. Atsilenkė. Aišku, biškai čia pakaita, bet tam kartui sueis dar. Iki pirmo nagryvimo. Na tai ką, vėl matas biški laiko praėjo, motociklas ištestuotas, viskas super, šakė veikia, rankenėlė atlenkta veikia, aišku, aš durnelis, čia plasmasė iš tikrųjų buvo, tai nereikėjo kaitinti pasirodo, reikėjo tiesiog atlenkti, būtų atsilenkę. Na, yra kaip yra, gerai, kad deginu iš blogosios pusės, ne ten kur liečia. Tai va, šiam kartui tiek, spauskit like, parašykit komentarą. Ir aš jums duodu tokį stick peeką, kas laukia toliau. Kas čia stovi. Kasgi čia yra. Visi galvoja, kad jis yra pamirštas. Bet ne, atėjo vasara, laikas pasoftint, pakeliauti biškį. Tai ką, laukit, kažkas bus.